Mėly be sienų bičiuliai, ką tik atvykome į Afganistaną. Sienos perėjimas buvo jaudinantis, pilnas įspūdžių, pasus tikrino bent 5 kartų, o vos padegusi Afganistaną užpuolė vaikų ir suaugusių minios siūlantys nuvažiuoti į Heratą. Pažiūrėkime, kaip laikosi mano bendrakeleivis Andrius automobilio gale. Labai patiko man visi šitie įspūdžiai, pagaliau yra jausmas, kad mes vaikštome ant ribos kažkokios, kur užplūsta adrenalinas, kyla daugiau energijos, aštresni pojūčiai pasidaro, o ne tik tais kaip poilsiautojai lengvai gulinėjame skirtingose miestuose. Tai atrodo, kad pagaliau patyrėme kažką, kas buvo iš tikrųjų įdomu ir jaudinantis. Tai va ir mus gazdino, kad mus įsodins pas vairuotojo, kuris nuves kažkur į talibų stovyklą, bet tikiuosi taip nenutiko. Šitas labai simpatiškas vyrukas, nieko nesuprantantis, ką mes šnekėjome angliškai, tačiau mus veža į Heratą ir iš tenais turime skrydį į Kabulą. Tikiuosi dar pasimatysime. Iki.